Sveiki, mano vardas Jolanta. Šiandien bandysiu pasodinti aloe vera, kurią tikriausiai daugumas pažįstat. Ir ji yra auginama namuose dažniausiai dėl savo vaistinių privalumų. Dauguma naudoja kosmetikai, tepa veidą, plaukus, daro kaukes. Aš pati šiaip padėjus esu į šaldytuvą keletą lapelių ir kiekvieną rytą pasitepu veidą. Tinka žaizdom. Na, tik tam šiam kartui tiek, o pabandykim pasodinti. Jin pas mane čia gan ilgą laiką gulėjo vargšė, nepasodinta, taip kad jo šaknytės jau tokios labai prastos ir apdžiūvę, bet matosi jau naujų šaknų, tai aš manau, jinai labai greitai prigis. Šiaip aloe vera labai lengva užsiveisti namuose gavus mažą jos vaikiuką. Induką imsiu nediduką, kad kuo greičiau išsivystytų šaknų sistema. Žemę padariau pusę ant pusę dėjau žemės grynai skirtos gėlėm, paskui dėjau vermikulito, perlito, kakavos čipsų ir anglies paprasčiausiai židinio išėmus. Ji naikina bakterijas. Turi žemė būti puri, kad neužlaikytų vandens. Tai nežinau, kaip čia, ar pakankamai dėjau, bet manau, kad bus pakankamai, nesilaikys drėgmė labai smarkiai. Šiaip dauguma sako, kad vermikulitas yra geriau dėti, nes perlitas labai iškyla į paviršių, jis yra lengvas. Per daug iškart pripiliau, reikėjo įleisti. Mano tą augaliuką, nelabai gražiai atrodo čia, bet tikiuosi išgražės. Visiems augalam yra netgi moksliškai įrodyta, kai grunte yra visokių gabaliukų, tai jų šaknų sistema geriau vystosi, nes šaknys auga ir jos, kai atsimuša į kažkokį tai kaip akmenuką gruntą, tai jom pasidaro įdomiau ir jos apeinėja jį ir geriau vystosi. Taip kad nebijokit, jeigu kažkas tai yra didesnė, ar kaip pas mane angliukai yra, ar čipsai, kakavos. Aloe vera, kaip ir visi sukulentai, nemėgsta pastovios drėgmės, jį reikia laukti, kol jis visiškai išdžius ir tada laistyt. Mėgsta saulę, daug šviesos, tada auga labai gražiai. Beje, dėl to pas mane jisai toksai čia ir buvo, nes namie turiu daug gėlių ir nebeturiu kur aš jų nedėti, saulės šviesos nebeužtenka. Tai jis mano vargšas buvo nukištas į tokį pavėsį ir užtat taip negražiai augo ir nuvyto. Tai va, su aloe vera tiek. Dar turiu čia dabar plensiukų. Turiu jūkavą su tokiom šaknytėm jau. Gavau aš ją dovanų pirktą su storu kamienu ir va ta žaluma, kaip sakant. Bet ji matyt, nežinau kas buvo šaknys, nežiūrėjau aš jos iš šaknų, bet pradėjo pūt man ir visas kamienas nupuvo.
Tai aš nupjoviau tik tai tą ir man per 2 savaitės va tokia šaknis išleido. Niekart nesu bandžius, daug gėlininkų naujus augaliukus tik išleidus šaknis sodina per šviečiamas stiklinės, kad matytų, kaip vystosi šaknų sistema. Taip, kad sugalvojau ir aš pabandyti, visai įdomu pasižiūrėti, kaip auga šaknis, nes kol šaknis neišsivysto gerai, tol pats augalas neauga, kol neužima visos talpos. Tai bus taip, kad bus labai įdomu stebėti. Kaip ta juka mano augs. Juka iš tikrųjų labai yra lengva auginti. Beje, lygiai taip pat kaip ir aloe vera. Tik šviesos, dažno prižiūrėjimo nereikia, dažno laistymo nereikia. Svarbiausia neperlaistyti. Gruntą naudoju tą patį, nes iš tikrųjų jis labai daugam tinka. Reikėtų smėlio beje dėti į aloe vera, bet smėlio neturėjau, tai aš manau, gal kažkaip išsisuksim ir be smėlio. Na va. Labai neprispaudžiu, kad šaknis kvėpuotų. Kai visus savo plensiukus pasodinsim, tada būtinai palaistyt. Aš laistau vandeniu iš krano, čia kažkaip mane tiesiai pasisodina, nors iš tikrųjų nėra labai svarbu. Čia labai laikinas jos indelis, tos jukos. Juka irgi mėgsta šviesą, kuo daugiau šviesos, tuo jinai storesnis kamienas, tuo vešlesni lapai didesni darosi. Ir užauga didelį medį. Taip, toliau. Nežinau net ką turiu. Turiu plensiukai. Turiu plensiukų kažkokių, kuriuo esu nusiskynus iš pažįstamų ir neįsivaizduoju, kaip vadinas, nei kažkoks kaip lyg vijoklinis augalas. Kaip išaugs, tada sužinosim. Tai vat irgi sodinsiu ir šviečiamas stiklinytės. Ir matysim, kaip vystysis šaknis. Pasižiūrėk, kad neliktų oro tarpų. Angliuką nuimtis, daugiau šaknyse reikalingas, ne ant paviršiaus. Štai dar vienas mūsų augaliukas. Čia turiu 2 pelargonijas, bet dar jo šaknų neišleidę man. Štai turiu dar vieną, labai mažą šaknytės, labai jeigu matosi. Bet aš vis tiek pabandysiu pasodinti, tik tiek, kad gal jiem reikėtų. Ir va dar vienas augaliukas. Reikėjo gal pasitikrinti, kas čia per augalas, bet čia gal iš kažkokių, net nežinau, irgi iš tikrųjų pavadinimų. Pavadinimą sužinosim, kai truputį paaugs. Ir dar vieną turiu. Net ne vieną, dar 2. Čia irgi mažos šaknytės yra. Beje, kas jau žino pavadinimus, tai tikrai būtų įdomu, kad parašytumėt. Man tada nebereiktų ieškoti. Ir va dar vieną turiu. Tai net nežinau, gal juos į dar mažesnius vazonėlius šituos sodinti, nes čia per šviečia.
3 stiklinės turiu, į 3 pasodinkim šituos, o šitą iš visi mažą vazoniuką pasodinsim. Na, čia šaknų sistemai tai užtruks išsivystyti iš tikrųjų, bet o čia valiktai irgi. Ne, čia šaknytė nesidaro, tik iš galo išaugę šaknytės. Na, tikiuosi ne per anksti, aš ją pasodinsiu. Vis tiek kamienas kažkas panašaus kaip jukos, tai čia kažkas iš tokių bus giminės. Vat kaip atrodo, jeigu ką žinot, būtinai rašykit, tikrai įdomu. Čia vat labai maža šaknytė yra, bet manau, kad jie pradės vystytis žemėse. Gal netgi galima mažiau to. Daug neužpilkim žemėvą. Truputėlį paspaudžiu, kad stabiliau stovėtų, bet tikrai nestipriai, kad būtų oro žemėj. Iš tikrųjų mėgstu, kaip aš žmonės nuveinu, kur apžiūrėti augalus ir jeigu galima visada pasiemu kokią šakelę, kad ją užsiveist pas save, jeigu žinoma tokio neturiu. Nu, jinai man labai smarkiai gerai nestovi, bet tikėkime bus gerai. Na ir dar vienas į stiklinę. O tu reikėtų netgi tave guldyti gal geriau, nes matot, šaknis eina ir čia, ir čia. Tai aš tave beveik stiklinę pilną pripilsiu. Vat. Ir truputį ant viršaus užbert. Vat ir tas lapukas tik ir te liks viršui. Va. Taip greitai tiek augalų naujų. Na ir atsinešiu dar mini vazoniuką. Vat tau. Būtinai pasidalinsiu, kaip mes paaugsim. Šiandien yra 25 metų kovo 25. Tai va, žiūrėsim, per kiek laiko užaugs. Tai vat, beje, aloe vera, jeigu sodinat ir jinai turi šaknyse pažeidimų kokių, tai geriausia iš karto jos nelaistyt, nes pradės didelė tikimybė, kad šaknis pradės pūt. Geriau leisti ją, jai porą, 3 dienas, o gal ir 5 palaukt, pabūt žemėse paprastai, kol apdžius šaknytėse žaizdos ir tada tik tai palaistyt. Kaip ir beje, kaip ir visus sukulentus. O kitus aš dabar palaistysiu ir keliausim į šviesią vietą. Na, aloe vera daugiau tikrai kur saulės šviesos ir juka, o visus likusius bandysim statyti kažkur ten, kur yra daug šviesos. Arba, aišku, po dirbtinio apšvietimo.
nei vienai gėlei per mažai nėra, per daug nėra apšvietimo, tik tai jos bijo saulės šviesos kai kurios. Ir žiūrėsim, kaip augs. Tai tiek šiam kartui. Geros dienos visiems ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki.